Sveiki, šiandien yra kovo 22 diena, diena 3 ir prasmoktų valandų skaičius 3. Pradėsiu. Taip, šiandien savo mokymąsi baigiau, tai dabar kaip visada parodys, ką aš išmokau. Taip, einame čia. Tai kaip visada jau dar einu Harvardo kursą, jo dar liko, man rodo, kažkas apie 10 valandų. Tai perėjau, gaunasi truputį mažiau negu 1,5 valandos. Ir ką šiandien išmokau, tai yra for loopsai, while loopsai, listo domenų tipas ir žodynai. Tai galim pereiti į čia. Tai šiandien dirbau su 3 failais. Pirmas yra cat.python. Tai čia mes bandėme padaryti, kad kažkiek kartų, kad jie sakytų meo pagal userio inputą. Tai pradžiai, ką mes darom, tai yra main functionas, tai mes gaunam numerį ir pagal tai, kokį numerį gavom, mes meonam. Tai get number funkcija tada eina, kuri iš esmės yra infinite loopas, kurį mes vėliau sustabdom. Ir mes jį sustabdom, kai userio įrašytas inputas yra didesnis negu 0. Jeigu įrašysiu mažesnį negu 0 inputą, tai vadinasi paprašys pakartoti inputą patį. Tai galime eiti python cat.py. Aš įrašau -2. Parašau pakartoti -4. Jeigu įrašau 4, tai 4 kartus meo parašo. O meo funkcija tai pati ką daro, tai kad tiek kartų, kiek yra n-as, o n-as yra čia, kurį parašė useris ir returna šito funkciją, tai tiek kartų pasakys meo. Ir tuomet meonam tiek kartų. Tai randam mainą. Mainą ir tada, čia iš esmės yra šita funkcija printina. Šita funkcija printina ir tada, čia gaunasi, kad main funkcija yra 2 funkcijų darinys. Taip, einam į Hogwartsą. Tai čia Hogwarts'e čia yra būtent listas. Listą parodo šitie square bracketsai, o viduje listo yra dictionary. Tai vadinasi, dictionary kas yra? Tai yra toksai dalykas, kaip ir normalus dictionary, kuris turi kažkokį key ir kai tu tą key pasižiūri, tuomet grąžina kažkokį value. Tai šiuo atveju galima matyti, kad šita funkcija, čia loopas yra ne funkcija, kad studentų liste mes turim tą variable student. Ir mes tuomet printinam to variable student, kurį mes pasirinkam, tai šiuo atveju name. Name mes printinam name, tai vadinasi, kadangi čia mes imam name patį, tai čia yra key, tai mums grąžins patį value. Tai šiuo atveju, jeigu imtume Hermioną, tai grąžintų, tiksliau, jeigu imtume Hermioną, tai taip, kadangi čia name'as, tai grąžintų Hermioną. Šitą House'as, taip, Gryffindoras, Slytherinas ir Patronus, tai autorius stalius. Ir tuomet mes juos įskiriam kableliu, kad neatrodytų kaip vardas pavardė. Tai tuoj pereisim prie šitą. Ir kaip šitą paprašau, tai tą ir daro, išprintina Hermioną, Gryffindorą ir Otterį. Tai yra šitos values, kurių keys mes prašom. Ir juos separatina kableliais. Tai dabar Mario. Mario čia paskutinis dalykas, prie ko mes sustojame, tai yra, kad išprintintų kvadratinį blokelį. Iš esmės šitų hashtagų. Tai pereišti per funkcijas. Tai main funkcija, ką jinai daro, kad jinai printina square. Tai čia yra kažkokia funkcija, kurios dar nedefinam. Tai dabar definam čia tą funkciją. Ir ta funkcija yra for loopas, kuris šitam range, kiek mes, kokį size nusprendėm. O size yra čionais, size yra 3. Tokį mes išprintam tada row. Ir kas yra print row, tai yra row yra hashai kart width kart plotas. Tai plotas yra 3. Tai šiuo atveju ir size ir width yra 3. Ir kadangi mes išprintinam 3 hashus row'e,
Ir tų rau yra tiek pat, kiek yra lygiai tas pats 3. Tai size'as irgi yra 3. Taip ir gaunasi, kad mes gaunam 3 hash'us vienoj eilutėj ir gaunam 3 stulpelius šitų. Tai tiek šiandien. Tęsiu savo mokymus rytoj.